Taigi, sveiki visi, su jumis aš Gabija ir darau šiandien kitokį video, kuriame aš pasakysiu 8 patarimus, kaip tiesiog lengviau gyventi, nežinau, 8 gyvenimiškus patarimus, kuriuos jūs visi tikrai žinot ir tai yra paprasčiausi patarimai. Jeigu nežinot, tai pasakysiu, jeigu žinot, tai priminsiu, nes kodėlgi ne? Čia turiu savo sąsiuvinuką, kuriame užsirašiau patarimus. Pirmas patarimas yra būk savanaudis. Ir tai nuskambės gal šiek tiek kvailai ir keistai, bet jo, būti savanaudžiu nėra blogai. Dauguma žmonių sako, kad savanaudžiu būti yra blogai, bet aš manau, kad savanaudžiu būti nėra blogai, nes tu turi vieną gyvenimą, kuris yra tavo, ir jeigu tu rūpinės kitais, o ne savim, tu pamiršti save. Tokia ir yra gyvenimo esmė, kad tu gyveni tą savo gyvenimą, ne kažkas kitas, ir manau, kad turėtum turėti teisę rūpinti savim ir kad kartais būti savanaudžiu nėra blogai. Nebijokit būti savanaudžiais ir mylėti save. Negalima pamiršti savęs, reikia mylėti save. Nepergyvenk dėl savo kūno. Labai daug paauglių, ypatingai mane žiūrinčių, yra, kurie pergyvena dėl savo išvaizdos. Galbūt aš storas, galbūt aš plonas, galbūt aš kūdas, aukštas ar žemas ar bet koks. Nesvarbu, ir tai galioja ir merginom, ir berniukam, nes dauguma berniukų taip pat kompleksuoja, kad o dieve, aš gal ten per storas, arba o dieve, aš gal ten esu kažkoks, neturiu raumenų ir panašiai. Niekam tai nerūpi. Žmonės, kurie tave myli, jie myli ne dėl tavo išvaizdos, jie myli tave dėl to, kad tu esi nuostabus, koks tu esi čia, va čia. Sumaišiau pusės. Ir dienos pabaigoje mes visi esam vienodi žmonės, visi esam vienodai gražus. Nesvarbu, ar tavo išorė vienokia ar kitokia, vis tiek tu esi nuostabus. Būk savim, nebijok būti savim. Dauguma žmonių bijo pripažinti, ten tarkim. Aš pamenu, kai tik pradėjau kurti video, visi iš manęs labai tyčios ir aš galvojau, kad gal reikia nustoti, bet aš pasiekiau kažko ir aš nebijojau būti savim ir dabar aš nebijau būti savim. Ir kartais prieš kamerą netgi pasakau per daug, ko neturėčiau, nes esu atvira ir stengiuosi būti savim ir stengiuosi nenuslėpti, kas aš esu. Nes atsimink, kad reikia didžiuotis, kas tu esi, reikia daryti tai, kas tau patinka ir nebijot. Jeigu tau patinka pomidorų sultis, tu didžiuokis, kad tau jos patinka, tu nestumk ant žmonių, kuriem nepatinka, nes tau patinka tas, kitam patinka kitas. Ir tai yra normalu. Nebijok siekti savo tikslo. Aš pradėjau kurti YouTube, tai yra taip pat puikus pavyzdys. Aš pradėjau kurti YouTube ir iš manęs daug kas tyčiojos, bet aš to labai norėjau jau labai senai. Ir aš dabar džiaugiuosi, kad pradėjau ir džiaugiuosi, kad nenusileidau kritikai ir džiaugiuosi, kad aš kažko pasiekiau. Ir visi žmonės, kurie tave kritikuoja, jie nieko nedaro. Jie tiesiog kritikuoja tave už tai, ką tu darai. Ir manau, kad svarbiausia yra tiesiog daryti tai, kas tau patinka, nesvarbu, ką sako kiti. Jeigu tas dalykas nekenkia kitiems ir daro tave laimingu, visi tau sakys 100 priežasčių, kodėl tu turi nustoti. Tu turi sugalvoti tą vieną priežastį, kodėl tu turi tęsti. Kalbėk. Galbūt tai yra keistas patarimas, bet kalbėti yra gerai. Yra gerai bendrauti su visais ir net su mama kalbėti yra gerai. Taip, dauguma žmonių mamos yra gal šiek tiek griežtesnės ir jos netokios supratingos, bet jeigu su jom atsisėstumėt ir tikrai gražiai pakalbėtumėt, paaiškintumėt, kaip jaučiatės, manau, kad kiekviena mama suprastų. Ir jeigu jum yra blogai, jeigu jum kažkas neramina ir panašiai, jūs visada galit kalbėti. Tiesiog kalbėkit su manim, su bet kuo, su drauge, su mama. Pasiimkit galų galę sąsiuvinį. Pas mane irgi visko prirašyta yra pilna. Nes man patinka rašyti savo mintis. Gal kartais jų kas nesupranta, bet išliet save kažkaip galima rasti. Yra neverk dėl savo pirmos meilės arba šiaip simpatijos. Jeigu tu nepatinki vienam žmogui, tu patiksi kitam žmogui. Ir galbūt tau dar nemetas atrasti tavo meilę. Meilės negalima ieškoti, jinai ateina pati ir negali pasirinkti, kada jinai ateina. Ar jinai ateis, kai tau bus 20, ar jinai ateis, kai tau bus 16. Tu negali to pasirinkti. Tu turi tiesiog su tuo susitaikyti
Ir jeigu tu nepatinki savo simpatijai, tai yra normalu, tokių žmonių yra milijonai. Ir taip, tai dabar yra skaudu, bet patikėk, vėliau rasi daug geresnį žmogų. Nesilaikyk žmonių, kurie nedaro tavęs laimingu. Tai yra, jeigu tu bendrauji su žmogum ir tu puikiai žinai, apie ką aš kalbu, tai yra tas žmogus, kuris nedaro tavęs laimingu, kuris laiko tave ir kuris tau tiesiog skleidžia negerą energiją, neigiamas emocijas. Paleisk jį. Bus draugų, bus pilna draugų, su kuriais tu padarysi nuostabių atsiminimų, kurie tau padės ir išklausys tave. O tą vieną žmogų, ar 2, ar 3, ar 4 paleisk, nustumk į šoną ir tegul jų neigiama emocija eina kuo toliau nuo tavęs. Tu svarbiausia turi save, tai yra svarbiausia, ir turi savo šeimą ir tikrus draugus. Nelauk, kol kažkas tave pakels, nes gyvenime niekas tavęs nepakels. Gyvenimas nelauks, kol tu atsistosi. Laikas bėga ir dabar sekundės eina ir tu negali laukti. Tu turi eiti prieki, turi daryti, stotis ir tada, kai visi galvos, kad tu nebeatsistosi, tu turi atsistoti ir parodyti, kad tu gali, nes tu gali. Kiekvienas žmogus gali ir tu turi tai įrodyti kitiem. Ar tavo šeima bloga, ar draugai paliko, ar vaikinas paliko, bet kas, stokis ir kabinkis į gyvenimą, kaip tai gali ir tu sugebi daug daugiau, negu tu galvoji. Kartais žmonės pradeda sakyti, kokie mes iš tikrųjų nesam, bet giliai širdį mes turim žinot, kas mes esam. Ačiū, kad žiūrėt šitą video, nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Jeigu norite, kad padaryčiau antrą dalį patarimų, tai paspauskit patinka ir galit palikti komentaruose, kokių patarimų norit, tai yra ką patartum padaryti išsiskyrus su vaikinu, ką patartum kaip numest svorio, ką patartum tą ir aną ir aną. Ir jo, aš tikrai pasistengsiu patart ir žinau, kad kartais aš nesu labai protingas žmogus, bet aš pasistengsiu jums padėti visiems, nes aš visus jūs labai myliu. Ir dar ko noriu paprašyti į Facebook'e, nebepridėkit manęs draugus, tiesiog pafollowinkit, nes aš nebespėju jūsų visų pridėti, jūsų visų labai daug ir aš nebegaliu jūsų pridėti, nes pakvietimai yra per daug. Ate. Čia yra netikri mano akiniai, bet aš su jais atrodau labai protinga.